Ja Čikagos centre užfiksavo atsitiktiniai praeiviai. Tai patvirtinami spėlionės, kad po neliečiamybės panaikinimo akimirksniu dingusi Seimo narė apsistojo už Atlanto. Lietuvos pareigūnai prisipažino jau kuris laikas žinantis buvusios teisėjos slapstymosi vietą ir laukiantis, kol kolegos Amerikoje įteiks jai šaukimą į apklausą. Liuda Kudinova praneša, kad bėglė gali būti suimta. Nuo pavasario besitęsiančias Seimo narės Neringos Venckienės paieškas vainikavo sėkmė. Praeiviai Jungtinių Amerikos valstijų Čikagos mieste prieš kelias dienas užfiksavo po parduotuves su sūnumi laisvai vaikštančią parlamentarę. Nors nuotrauka neryški, Venckienė išdavė pamėgti aksesuarai – balta rankinė, su kuria ji nuolat rodydavosi Seime, ir bateliai. Kad Seimo narė užfiksuota Čikagoje, abejonių nekyla. Google Street View užfiksuotas trimatis Medisono Avenue, po kurią vaikščiojo Venckienė vaizdas. Tiesa, parlamentarės ieškanti ir šaukimą į teismą, jai norinti įteikti prokurorė, nėra tikra, ar nuotraukos nemeluoja. Tie asmenys, kurie vykdo paiešką, turbūt susidomės tą informaciją. Tiesiogiai vykdo paiešką. O aš šią patiktą informaciją tikrinsiu. Vienas dalykas neaišku iš tikrųjų, ar ta nuotrauka yra iš to miesto, apie kurį yra parašyta, ir kitas dalykas, ant nuotraukos datos nėra. Tačiau tik pasirodžius nuotraukoms policija pripažino, kad Venckienė rado jau senokai. Tai mums ten tos paieškos jokių nei palengvins, nei pasunkins. Mes senai žinom, kur jinai yra, ir yra kreiptasi atitinkamas institucijas ir paprašyta, kad atliktų teisinius veiksmus, ir viskas. Aš nenoriu komentuoti, kur ponia Venckienė šiandien yra, kokioje valstybėje tai yra, kokiam mieste, tačiau galiu patikinti, kad jos buvimo vieta šalis tikrai mūsų yra žinoma. Komisaro teigimu apie tai, kad Venckienės buvimo vieta nustatyta, jos bylą tyrinti prokurorė informuota. Dabar laukiama atsakymo iš Čikagos pareigūnų, ar jiems pavyko Seimo nariai įteikti šaukimą į apklausą prokuratūroje. Jei Venckienė jo nepriims, prisidarys rimtų nemalonumų. Galimai gavus informacijos apie ponios Neringos Venckienės vengimą atvykti į mūsų procesą, galimai prokuroras, kuris tik prokuroras šiandienai turi tokią teisę inicijuoti sprendimo pakeitimą, tai yra kreiptis atitinkamai dėl suėmimo skirimo kaip griežčiausias kardomosios priemonės.